Jei girdėjote frazę šventoji dvasia ir norite suprasti, ką ji reiškia, nuo ko derėtų pradėti? Pradėkite nuo pirmojo Biblijos puslapio, kur nesukurtasis pasaulis vaizduojamas kaip tamsi, chaotiška vieta. Virš to chaoso sklando Dievo dvasia, pasirengusi teikti gyvybę, darną ir grožį. Gerai, tačiau kas toji Dievo dvasia? Žodžiu dvasia Biblijos autoriai nusako asmeninį Dievo artumą. Hebrajišku žodžiu ruach. Ruach. Taip, gale lyg atsikrinkšti. Kas tai yra? Ruach gali reikšti keletą skirtingų dalykų, tačiau visi jie vienaip ar kitaip susiję su energija. Energija? Kaip suprasti? Egzistuoja nematoma energija, genanti debesis ir siūbuojanti medžių šakas. Juk tai vėjas. Hebrajiškai tas žodis yra ruach. Aišku. O dabar giliai įkvėpk. Jauti kažką viduje? Turiu omeny orą? Jei konkrečiau energiją, tą gyvastį kūne, kai giliai įkvėpi, tai irgi yra ruach. Tuo pačiu žodžiu Biblijoje įvardyjamas ir asmeninis Dievo artumas. Kaip nematomi vėjas ir oras, taip neregima ir Dievo dvasia. Vėjas yra galingas, tokia yra ir Dievo dvasia. Kaip kvėpavimas palaiko mūsų gyvastį, taip ir Dievo dvasia palaiko visą gyvybę. Aišku, ruach. Toliau, skaitydami Biblijos pasakojimą, matome, kad Dievo ruach ypač įgalina žmones konkrečioms užduotims atlikti. Pirmasis to Biblijoje sulaukė Juozapas. Dievo dvasia suteikia jam gebėjimą suprasti ir aiškinti sapnus. Vėliau dvasia aplanko vyruką vardu Bacalelis, kuris yra meistras. Dievo dvasia suteikia jam išminties ir nagingumo. Kūrybiniai talentai jam duodami, kad sukurtų gražių dalykų padangtėje. Dar Dievo ruach matome įgalinančią grupę žmonių, vadinamų pranašais. Jie gali iš Dievo perspektyvos matyti, kas vyksta istorijoje. Grina tiesa. Ir štai kokią problemą įvardijo pranašai. Nors Dievo ruach sukūrė tikrai gerą pasaulį, žmonės pasidavė blogiui. Darydami neteisybę, žmonės pasaulyje pasėjo sumaištį. Naujos rūšies netvarka. Taip, tad pranašai skelbia, kad ateis dvasia, kaip ir pirmame pradžios knygos skyriuje. Bet šį kartą perkeisti žmogaus širdies ir įgalinti žmonės tikrai mylėti Dievą ir kitus. Kaip pasireikš šis naujas Dievo dvasios veikimas? Prabėga keli amžiai ir susipažįstame su Jėzumi. Pačioje jo misijos pradžioje stebime nuostabią sceną. Jėzus pakrikštijamas Jordano upės vandenyse. Atsiveria dangus ir Dievo dvasia nusileidžia ant jo paukščio pavidalo. Pasakojimas atskleidžia, kad Dievo dvasia įgalina Jėzų pradėti naująją kūrinyje. Tai vykstant matome, kai jis gydo žmonės arba atleidžia jiems nuodėmes. Jis kūrė gyvybę ten, kur vyravo mirtis. Religiniai Izraelio vadovai Jėzui priešinasi ir galiausiai pasiekia, kad jis būtų nužudytas. Tačiau Dievo dvasia veikia net ir čia. Pirmieji Jėzus mokiniai, kurie jį regėjo prisikėlusi iš mirties, sakė, kad Jėzų prikėlė gaivinanti Dievo dvasia. Tai naujosios kūrinijos pradžia. Taip, ir procesas tęsiasi. Jėzus pasirodęs artimiausiams savo sekėjams kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Neilgai trukus, dvasia galingai nužengiant visų jo mokinių. Kad ir jie taptų naujosios kūrinijos dalimi, dalytųsi gerąją naujieną ir mokytųsi gyventi Dievo dvasios jėgos ir įtakos vedami. Net ir šiandien dvasia vis dar sklendžia ten, kur tamsu. Taip, ir veda žmonės prie Jėzaus, perkeisdama ir galindama juos mylėti Dievą ir kitus. Krikščionių viltis, kad dvasia užbaigs pradėtą darbą. Biblijos pasakojimas baigėsi naujos žmonijos regėjimu. Jie gyvena naujame pasaulyje, persmelktame Dievo meilės ir gyvybę teikiančios dvasios.